Sveiki visi, aš esu Vaclovas. Šiandien kalbėsim apie kalbos analizę, arba tiksliau apie sentimentus. Mes sentimentus turime patys įvairiausius, tai tiek mūsų džiaugsmas, liūdesys, nustebimas, kurį mes pajaučiame, kai žiūrime savo draugų nuotraukas, kaip jie keliauja Filipinuose, arba išgąstis, kurį pajaučiame, kai mūsų draugas ar artimasis žinome, kad gyvena būtent toje zonoje, kur Filipinuose prasiautė uraganas, tas viesulas. Taigi, sentimentai ir kalbos analizė. Tai yra, kas pati ta savoka yra sentimentų analizė. Tai daugiau nuo kalbos atsieta teksto analizė, kai turime didžiulį teksto masyvą, kažkokį, tarkim, mūsų interneto komentarai arba Facebooko įrašai, ir iš jų analizės mes priėmame sprendimus, ar tai yra pozityvų, negatyvų, ar mums tai patinka, ar tai duoda mums kažkokią prasmę. Tai nuo kalbos nepriklausoma analizė, todėl kad patys modeliai technologiniai kalbos analizės, jie daugiau šneka apie veiksnių, tarinių arba pačių žodžių prasmę, kurie iš paskos nešasi, ir vėliau tik tai užpildoma tais kalbiniais tikraisiais elementais, tai tarkim mūsų lietuvių kalba. Tai pati technologija visiškai nepriklauso, ar ji yra lietuvių kalbai skirta ar anglų kalbai. Supranta teksto prasme. Mes šitai puikiausiai patys suprantame, bet sistemoms tai nėra taip paprasta. Jos gali, tarkim, Google paieškoje, kai mes ieškome raktinių žodžių, arba vadinkim taip, kaip yra informacija užtaginta arba indeksuota. Tai reiškia, kaip Google robotas arba botas ją užtvirtino paieškoje. Tačiau, kad surasti ją pagal prasme, jau reikalingos truputėlį sudėtingesnės technologijos. Tai tam, kad suprasti jos teigiamos ar neigiamos, jau reikia žiūrėti giliau į žodžių prasmingumą, tai reiškia jų pozityvus. Nustatyti žmogaus požiūrį taiktą. Tarkim, visiems mums, tarkim, jeigu pasakysiu žodžių tokį samplaiką Panevėžys ir kalėjimas, tai pozityvu? Visi džiaugiamės ir svajojam, kaip atostogas praleisim ten? Ne, mes turim kitokią prasme. Vadinasi, tie du žodžiai kartu sudėti jau neša tą lingvistinę neigiamąją prasme ir mes ją vis tik atsinešame užkoduodami savo patirtimi. Tarkim, jeigu atvažiavusiam estui pasakysim Panevėžys ir kalėjimas, jam vienintelis žodis kalėjimas asocijuosi su kažkokia negatyvu, bet pats Panevėžys neturi tokios sąsajos. Aišku, tas miestas visai ne prie ko. Tarkim, kartais žodžio ta negatyvioji prasmė nėra arti sakinio dalyje. Tarkim, kaip kad tikrasis sakinys yra, aš nelinkęs manyti, kad šis telefonas yra geras. Ar tai išneka, kad jis geras, tai vis tik, kad jis blogas. Jau tik tai mes kaip žmonės galim suvokti, kad šitas telefonas, tarsi, greičiausiai yra geras arba greičiausiai yra blogas. Palaukit, kas čia iš tikro parašyta? Nelinkęs manyti, kad šis telefonas yra geras. Aš nemanau, kad jis geras. Tai jis blogas. Ar geras? Ne, jis blogas iš tikrųjų. Bet tai yra puikus pavyzdys, kai sakinio dalis, tai yra priekinė dalis, nelinkęs. Jisai neša negatyvėje prasme, bet jis yra toli nuo objekto, tai yra telefonas yra geras. Jeigu sistemos analizuotų šitą sakinį be lingvistinio užnugario, jos išvelgtų, kad telefonas yra geras. Ir jeigu įdėsim prie, tarkim, kažkokio konkretaus telefono modelio šitą užrašą, tai robotai arba patys tie vadinkim Google botai arba nesvarbu kiti paieškos varikliai nustatys, kad jis yra geras. Tai svarbu vis tik analizuojant tekstus didelius kiekius jų. Dabargi, kas už viso to slypi, kad viso tai veiktų, tai pirmiausia reikalingos ontologijos. Kiek daug iš mūsų žino apie tas ontologijas? Bent jau man, kol nesusidūriau su kalbinėmis technologijos, tai buvo stebuklų pasaulis, kažkur netoks kaip Alisa, bet artimas. Todėl reikėtų gal prieš gilinantis į kalbą, reikėtų pasigilinti, kas tai yra aplamai ontologija. Tai yra graikų, aišku, kilmės ir ten lotynų kilmės išvestinis žodis, tai yra būties teorija. Tačiau mes vis tik ne apie būtį, šnekame apie kalbos analizę, dėl to svarbesnis yra dalykas, kur galim surasti tai pačią žodžių sąryšių sąveiką tarpusavyje.
žodžių arba jų elementų, jų kažkokių prasmių. Kad gyvesnis būtų pavyzdys ir dar būtų lengviau. Tarkim, paimkime gyvąjį pavyzdį, kas sieja šiuos 4 objektus. Tai laivą, dviratį, oro balioną ir, tarkim, valtį, jeigu pridėtumėm dar. Kas juos sieja? Juos sieja vienas iš elementų, tai tarkim, jie yra visi transporto priemonės. Tai vat, jeigu trumpai jau nusakant, tai ontologijų duomenų bazė lingvistinė prasme yra žodžių sąryšių duomenų bazė. Reiškia, kaip vieni žodžiai siejasi su kitais. Tarkim, kaip laivas siejasi su valtimi arba įvairūs kiti pavyzdėliai. Tai čia yra ontologijos. Tai mes jau žinodami ontologijas galime toliau analizuotis, o kaip tą sentimentų analizę pasiekti. Tarkim, jos naudojimas dirbtinio intelekto, biotechnologijų, tarkim, pramonėje ypač labai aktualu buvo dar gal prieš kokius 5-7 metų medicinos pramonėje. Tai tarkim, visiems vaistams ir poveikiui organizmo įvairių, tarkim, funkcijų, pozityvių arba negatyvių, tarkim, vaistų poveikis organizmui. Ir jiem ta ontologija nusakydavo, jeigu aš vartosiu 2 vaistus, tai kaip jis paveiks mano organizmą. Tai ta duomenų bazė nusakydavo sąryšius. Dabar grįždami, tarkim, prie lingvistinės analizės, mes, pavyzdžiui, anksčiau, dar prieš kokius metus ar 2, niekada nerastumėm nuotraukos, kuri pavadinta, tarkim, moteris prie Eifelio bokšto, jeigu mūsų paieška bus moteris Paryžiuje. Bet mes galbūt patys net puikiausiai įsivaizduojame, kodėl nerastumėm. Todėl, kad moteris prie Eifelio bokšto žodžių samplaika neturi nei vieno raktinio žodžio Paryžius. Yra moteris prie Eifelio bokšto. Dėl to sistema užtagino, kaip kad Eifelio bokštas, bet jame nėra žodžio Paryžius. Tai vat kalbos analizė ir ontologijos, tai šiuo atveju panaudota yra erdvinė ontologija, ji nusako, kad Eifelio bokštas yra Paryžiuje. Todėl ieškodami išplėstinės analizės arba ieškodami tiesiog moters Paryžiuje, mes jau rasime tą nuotrauką moteris prie Eifelio bokšto. Vis tik ta ontologija padėjo išspręsti. Šiuo atveju tai ne sentimentų ontologija, o tiesiog erdvinė ontologija. Dar geresni pavyzdžiai būtų apie tai, tarkim, Paris Hilton visits Hilton Paris. Mes suprantame, kad tai yra moteris Paris Hilton apsilankė į viešbutį, kuris yra Paryžiuje. Jo viešbučių tinklo pavadinimas yra Hilton. Tačiau mums taip atrodo gana paprasta. Sistemos analizuodamos gali išvesti visai kitokias prasmes. Moteris apsilankė pas save, gal įklonavusi ar dar kažkaip, arba viešbutis ėmė ir aplankė pats save. Tarsi tai nėra taip lengvai išsprendžiamas klausimas, ypač sistemoms. Žmonėms tai yra suprantama. Aišku, panaudojant dimensiją, čia gal neskaitysim per daug sudėtingas, kaip galima nušauti dramblį savo kelnėse. Tai čia jau lyrika, literatūra. Naudojama ta lingvistinė prasme analizė ir ontologijos būtent ieškant straipsnių panašumo. Kaip vienas straipsnis panašus yra į kitą. Vieną straipsnį analizuojant, jisai sulyginamas pagal savo kontekstinę prasmę su kitu straipsniu. Aš esu pažymėtas, taip kad reikia išsilaikyti. Ta sąsaja straipsnių yra ne pagal raktinius žodžius, o pagal prasmingumą. Nes lietuvių kalba turi daugybę prasmių tam pačiam žodžiui nusakyti. Juk mesgi, kai sakom, kad mes eidame, tai galim naudoti ten šliūžinti, spūdinti, dar ten daugybę įvairiausių. Tai vat sistemoms tai nėra taip paprasta ir jos tai daro tik tai susėdamos prasmingumus. Tarkim, kaip tai vyksta, tai įvardinami sakinyje objektai, išsiskiriami miestai, įmonių pavadinimai, ežerai įvairiausi. Tuomet pereinama prie temų, apie ką tas sakinys yra. Tarkim, tai prezidento rinkimai ar ekonominė krizė. Ne, krizė jau buvo, tai reikėtų išmesti šitą. Naujienos, kokios ryties tai yra naujienos, sporto, ekonomikos, tai aktualios naujienos ar naujienų archyvas. Tai įvairūs va tokie susijęti dalykai, iš kurių jau sistema gali pradėti atrinkinėti, tarkim. Kadangi mes einam vis tik į tarptautiniškumą ir Lietuva yra ES narė, todėl kai kurios pavyzdžius ėmiau vis tik angliškus, ne lietuviškus. Tai vat šiuo atveju tekstas yra analizuotas ir susijęta su prezidento Obamos jo posakiais ir prezidentiniais rinkimais 2008 metais. Tai sistema pati analizuodama suranda sisteminius dalykus ir iš to bando ištraukti prasmę.
mes čia gal labai giliai lendam į technologinius dalykus, bet visą tai reikia žinoti tam, kad pereiti pilnai greitai prie sentimentų analizės. Ir kur visą tai veda? Ogi veda į paprastą dalyką, kad akcijų vertės, tarkim, prognozės. Analizuodami, tarkim, Nokia pranešė, kad atleidžia 1200 savo darbuotojų. Sistema analizuodama šitokį pranešimą jau gali sakyti, kad Nokia akcijų vertė kris. Ir šitaip tos vadinamosios sentimentų analizės sistemos ištraukia prasmę iš sakinių. O tokių naujienų šiuo metu šiuolaikinėme pasaulyje internete pilna daugybė. Tarkim, BMW automobilis atsitrenkė ir nustatyta, kad tas atsitrenkimas įvyko dėl automobilių techninių kažkokių problemų. Nors sistema vis tik nusako, suranda tame sakinyje, tarkim, kažkokią prasmingumą, kad BMW automobilis tai priskiria vietą, objektą, bet vėliau priskiria ir koks įvykis nutiko ir kas dėl to kaltas. O tai jau atsiliepia BMW akcijų kursui arba konkretaus modelio pardavimams, todėl kad žmonės ieškodami jau suranda negatyvumą apie tą automobilio markę. Bet BMW Kaune tikrai populiarus, matyti, tokių pranešimų nebuvo. Apie akcijų kursus, tarkim, tai puikiausias pavyzdys, kai iš didžiulių tekstų masyvų, naujienų, portalų įvairiausių išrenkama ir išvedamos vadinamosios, lietuviško žodžio gal net nežinosiu, tendencijos akcijų kaitos. Tarkim, jos dabar kris ar kils, tai verta jas pirkti ar neverta. Ir tai daroma ne iš vadinamųjų, tarkim, kažkokių ekonominių paskaičiavimų, o tik tai iš tekstinės analizės masyvų. Tai reiškia, priskiriama sakiniu jo prasmė kažkokia. Jis yra pozityvus, negatyvus ir tai yra tendencinga, ar tai yra netendencinga ir vienkartinis kažkoks įvykis. Ir tai daroma tik iš teksto. Tai įrankiai tokie jau pilnai veikia ir galima jais naudotis. Dabar klausimas visą laiką būna, kokie kiti pavyzdžiai, kur mes gyvai galėtumėm tai surasti patys, kiekvienas iš mūsų. Tai gal tarkim, kad ir new sentiment, naujienų sentimentų analizė. Čia tai, ką tik prieš tai pasakau, tai tarkim, kai analizuojama apie įmonės, tai kaip žmonės masto apie įmonės patį brandą arba vardą, tarkim, tai jisai pozityvus ar negatyvus. Žmonėms patinka ta įmonė, ar jie jau nustojo ją domėtis. Ir taip padeda marketingo specialistams priimti sprendimą apie tolimesnius, tarkim, pranešimus arba tolimesnius veiksmus, ką reikėtų daryti. Analizuojami interneto šaltiniai įvairiausi. Ir kaip tai atliekama, tai tarkim sudėtingoji dalis yra įvedus tą teksto šaltinį arba tą teksto masyvą kažkokį, iš jo ištraukiami objektai, jiems priskiriamos kažkokios prasmės arba tų objektų, tarkim, sistematingumas ir prie jų išanalizavus jiems jau tuomet įskiriami kažkokie objektai, tai tarkim akcijų vertė, ar įmonės pavadinimas, ar objektas kažkoks, ir prie jų surandamos reikšmės, tai čia vis tik pozityvu ar negatyvu. Ar ta reikšmė gali būti tiesiog, tarkim, šiuo atveju įmonės pelnas paaugo, tai yra pozityvu. Tai reiškia konkrečiai prasmei priskirta jau reikšmė jo. Čia toksai trumputis analizės pavyzdys. Mes, aišku, Lietuvoje, ką galėtumėm daryti ir kas yra daryta jau, Olandijoje buvo vienas projektas, kai analizuojami buvo politikų tekstai. Tai šiuo atveju yra paimta vienos iš lietuvių partijos, tos partijos jau nebėra. Tai jos, tarkim, politinė deklaracija, manifestas, vadinkim. Ir jį analizuojant mes jau galime ištraukti iš, tarkim, tam tikrų raktinių žodžių, tai vis tik tas pranešimas arba tas deklaracija, ką jinai norėjo pasakyti ir tai yra pozityvu ar negatyvu. Tai yra oficialūs dalykai tokie, o praktinis yra, tarkim, Olandijoje buvo analizuojami komentarai po straipsniais. Aišku, Lietuvoje netiktų analizuoti Delfi komentarus, nes juose labai daug negatyvumo būna, dėl to prognozės būtų sudėtingos. Tačiau Olandijoje po straipsniais, analizuojant tekstinius masyvus, komentarus, buvo prognozuojami, kas nugalės rinkimuose. Ir tai buvo prognozuojama su 80% taiklumu, tik vėliau, kai būna su tomis sistemomis, serveris užlūžo, duomenys dingo ir niekas nebežino, kad tai prapuolė rezultatai. Arba galbūt kai kurie politikai paprašė, gal jūs patraukite mokslinę studiją į šalį, nes per daug kelia aliuzijų kai kurių kitų. Tai poreikis yra koksai iš tos sentimento analizės ir kur mes vis tik naudojamės praktiškai. Tai tarkim žurnalistai, kai mums rašo straipsnius,
Aš nesu tikras, ar Lietuvoje visi žurnalistai naudoja, bet tarkim Frankfurt Allgemeinung spaudoje, tarkim, rašant kažkokį straipsnį, yra analizuojamas visas archyvas ir įdėjus kažkokį objektą, norint pasakyti, kad Angela Merkel labai gerai atsiliepia apie kažkokį objektą, arba daiktą, arba statybas, arba apie projektą, iš archyvo ištraukiami visi duomenys ir visi, kurie susiję pozityviai su tuo objektu ir su Angela Merkel. Šitaip surandama straipsnio resursai ir žurnalistas tik tai atlieka galutinėje užbaigiamąją dalį, parašydamas pozityviai atsiliepimą, kad Angela Merkel vos ne visą gyvenimą dirbo vardant to projekto. Šitaip tas žurnalistinis darbas yra atliktas nebe paties žurnalisto, o dalinai pačios sistemos, kuri ieškoja iš archyvo visų galimų požymių, kur galimėtų objektą susijęti su kažkokiu veiksmu. Tai Lietuvoje žurnalistika truputėlį greičiausiai kitaip veikia, bet tarkim ekonominiai policijai arba žmonių grobimų prevencijos, tarkim, dalykams yra naudojama vis tik skelbimų analizė, kai ieškoma susijusių dalykų, tarkim, arba žodžių raktinių, kurie yra rodantys veiksnius, kad tai yra atliekamas nelegalus dalykas ir iš jo ištraukiama prasmė kažkokia. Sentimento čia mažai, čia yra grinai tik tai praktiškumas, bet tai veikia. Lietuvoje tai naudojama. Dabar mes ką galime padaryti, tai tarkim apie partijas jau galbūt nešnekėsime, bet ką kiekvienas iš mūsų gali naudotis, tai tarkim yra kitokia Google paieška, kur tas prasmes jau priskirinėjama. Lietuvių kalbai tai veikia sudėtingiau, bet yra įtraukta duomenų bazės ir lietuvių kalbai. Dėl to tą paiešką jau galima naudotis. Kita, kas yra praktiškai naudojama užsienyje, tai tarkim prabangių automobilių pardavimams. Yra žurnalistika, yra pateikinėjami raktiniai žodžiai, kuriuos reikėtų naudoti, rašant pozityvų straipsnį apie tam tikrą modelį. Šitaip formuojant žmonėms, programuojant nuomonę, kad tas automobilis yra labai geras. Tai taip išrenkama konkrečiam regionui pozityvių žodžių sąrašas ir kaip suformuoti įdedant į straipsnį. Vėliaugi analizuojama straipsnio komentarai, kaip žmonėms patiko to automobilio, tarkim, nežinau, važiuoklė arba jo patogumas. Ir iš tų žmonių atsiliepimų vėliau eina tęstiniai kiti straipsniai, kurie prideda tą pozityvią arba negatyvią nuomonę. Tai marketingas. Panaudojimo daug sričių. Lietuvoje šiuo metu vyksta kaip tik programa didžiuliai naudojama, tai yra lietuvių kalba informacinėje visuomenėje ir jos metu KTU universitetas su Vytauto Didžiojo universitetu daro projektą, būtent kaupdami ontologijas lietuvių kalbai. Ir tas panaudojamumas tikrai bus platesnis, dar gilesnis Lietuvoje. Tai universitetinė bazė dirba ties tą sritimi, o panaudojimas kiekvienam iš mūsų tai yra tiek straipsnių analizai, tiek mūsų pačių marketingo, tarkim, pateikimams, žinutėms kažkokioms, tai ta technologinė bazė jau atėjo pas mus vis tik. Tai dėkui apie sentimentų praktiškumą. Okay.